Labas vakaras. Iš tikrųjų, tai net nežinau, nuo ko pradėti tą atsiliepimą palikti, nes tiek prieš pačius portalus 11.11, tiek pačių portalų. Labas vakaras. Iš tikrųjų, tai net nežinau, nuo ko pradėti tą atsiliepimą palikti, nes tiek prieš pačius portalus 11.11, tiek pačių portalų metu, tiek dabar labai daug visko įvyko ir vyksta. Galbūt pradėsiu nuo to, kaip aš čia atsidūriau ir kaip patekau. Tai skaitydama visus aprašymus, kas buvo Facebook'e, kažkaip patys aprašymai, jie man visiškai nerezonuodavo, atrodydavo, kad aš čia viską žinau, jau ten panašius kursus kažkokius praėjau, praktikas irgi, sertifikatus irgi turiu, dar pati įvairių praktikų darau. Tai lygtai man ir atrodė nieko naujo, bet paklausius Dianos video, kažkokius įrašymus, pasisakymus, iš karto surezonuodavo ir būdavo noras pulti užsirašyti į kursus. Būtent į portalus 11.11. Bet kai paskaičiau aprašymą ir pamačiau, kad tai truks 12 savaičių, iš karto pradėjo noras, nes tiesiog suvokiau, kad fiziškai aš neturiu tam laiko, nes dirbu tikrai labai daug, kartais turiu vieną laisvą dieną per savaitę, kartais iš vis neturiu. Ir galvoju, dar kursai 12 savaičių, čia iš vis kosmonautika, niekai fiziškai nepajėgsiu. Bet kažkokiu būdu pavyko užsirašyti ir tikrai transformacijos vyko labai gilios, pačios praktikos, be galo išsamios, netgi žmogiškai žodžiais neįmanoma apsakyti, kiek visko vyko, kiek daug įvairių paleidimų, atradimų. Viskas keitėsi ne tik tai, kad viduj, bet keitėsi ir aplinkoje, atrodė net patys žmonės aplinkui pradėjo darytis geresni, vienetai savo pagalbą siūlyti, tai tiesiog būti geresni, maloninti, galimybės atsirado. Pradėjo eiti kažkokios dovanos, bet tokios tikrai nuoširdžios, nepaprastai gilios dovanos, kaip gauni dovanų, tai naminė kepta duona, tai tarkim rankų darbo megztas ten kojines, ar ten veltas pirštinės, ar korio gabaliuką, bičių korio gabaliuką. Ta prasme, viskas ėjo netgi per ženklus, per visus subtilius atsitikimus. Tikrai viskas nebuvo labai gražu, bet kadangi supratau, kas vyksta, supratau, ką pasirinkau, todėl tiek visas praktikas atlikau maksimaliai. Jeigu, tarkim, buvo prašyme, atlikite bent 3 kartus, jeigu jaučiat daugiau, jeigu ten 7 kartus atliksit, bus labai gerai, jeigu 14, iš vis fantastika. Tai aišku, rinkdavausi patį maksimaliausią variantą, nes norėjau viską pasiimti iš tų kursų ir galbūt ne dėl to, kad viską pasimti iš tų kursų, bet žinau, jeigu aš sustosiu, jeigu aš praleisiu bent vienus namų darbus, bent vieną praktiką, tai tiesiog nežinau, ar užteks jėgų vėl pradėti iš naujo. Ir visų iš tų praktikų metu, kas buvo pačiai labai keista, atrodo, kaip atsidarė durys, atsidarė kažkokie vartai, pradėjo viskas vykti su tėkmė, pats gyvenimas pradėjo mane nešti. Net tie patys projektai, kurie senai jau laukia tos dienos šviesos, jie tiesiog buvo tokiam kaip stagnacijos periode. Jie patys, atrodo, lyg išsprūdo, išsiveržė ir tai reikėjo eiti, daryti. Tai būtent tas ir labai pasijautė fiziniai erdvėjai, tas prieššventinis periodas pas mane gal prasidėjo, net nežinau, gruodžio pradžioj ar lapkričio pabaigoj, tas vadinamas prieššventinis. Tai prasidėjo įvairios naujos veiklos, nauji projektai. Aš tiesiog fiziškai neturėjau laiko pasinerti tą šventišką šurmulį, dar ir dabar tų šventiškų atostogų neturėjau, tiesiog reikėjo eiti, daryti,
nes visos galimybės pačios atėjo, atrodo, va, čia jos pasibeldė tau į duris ir man pačiai nieko nereikia daryti, tiesiog taip įdėti pačiai pastangų daug. Be galo buvo labai daug pirmų kartų ir būtent tokių iššūkių, kuriuos aš nemėgstu daryti, kuriuos aš nenoriu, darbai, kuriuos, tarkim, kažkam kitam perleidžiu, jeigu yra galimybės. Bet šį kartą turėjau daryti viską pati, būtent to, ko bijau, to, ko nemėgstu, perlipti per save, eiti į priekį ir viskas susidėliojo. Viskas taip gražiai, nuostabiai susidėliojo, kad netgi ir žmonės iš mano artimos aplinkos sako, kaip taip įmanoma, kaip tau tai pavyko. Aš iki dabar sakau, nežinau, tiesiog aš dariau negalvodama, užsimerkiau ir ėjau, dariau, sakiau. Tai šie kursai, jie tikrai yra transformuojantis, jie keičiantys gyvenimą. Pagalvojus tai, kas vyko su manim, kokia buvau prieš šios kursus, tai tikrai nepasakyčiau, kad tai buvo prieš kelis mėnesius, sakyčiau, kad tai buvo prieš kelis ar 14 metų. Nes tiek visko pasikeitė, kad žodžiais yra sunku apsakyti. Ir norisi eiti dar toliau, dar gilin. Nes tiesiog nebesinori, kad būtų taip, kaip buvo. Tiek daug komplimentų, pagirimų nebuvau išgirdus visiems dalyviams per visą savo žemišką gyvenimą, kiek išgirdau tų kursų metu. O visas palaikymas toks stiprus, tiek pačios Dianos, tiek pačių dalyvių, kur atrodo, kad netgi nesi susitikus, nesimačius nei vieno, bet tu jo žinai iki pat sielos gelmių. Ir tas suvokimas, tas labai didelis suvokimas, kai tu prarandi absoliučiai viską ir tu supranti, kad tu nesi vienas, tu visada turi palaikymą, tu visada eini į priekį, kad ir kas įvyktų, kad ir kokie, sakykime, iššūkiai vyksta, papurtimai, nes papurtimų labai daug, kartais tiesiog net nebegali ryte atsikelti iš lovos, kaip viskas vyksta, arba gauni tokių iššūkių, kad tiesiog nežinai, ką daryti, bet supranti, kad taip turi būti. Jos priimi sąmoningai ir viskas praeina su lengvumu. Ar tu nori tiesiog dar? Tai linkiu visiems, kurie dvejoja, kurie galvoja, kad tai yra per ilgi kursai, kad neturi tam laiko, kad jau ir taip viską žino. Tikrai labai rekomenduoju, nes tokių kursų aš nežinau, ar jie dar kažkur yra, ar galėtų būti. Tiesiog reikia nerti gilin ir eiti, tik į priekį.